amžiaus tarpsniai. Taip, kaip mes augam, taip, kaip mes bręstam, taip, kaip mes keičiamės, yra visiškai natūralus procesas. Taip, kaip mes atrodom, jaučiamės, esam paauglės būdamos yra viena. Kai mes jauna moteris, laisva, nepriklausoma yra vėl kas kita. Kai sutinkam savo mylimąjį, kuriam šeimą, namus, karjeros reikalai, esi visai kitokia. O vaikus tenka paleisti į pasaulį ir pereiti, grįžti į tą laiką, kuomet gyveni draugė su vyru tęsi gyvenimą, o gal ir viena pati, įvairių čia situacijų moterim nutinka, tai yra skirtingi amžiaus tarpsniai. Tuose amžiaus tarpsniuose vyksta gilios transformacijos, gilūs pokyčiai. Ir kai kurios iš jų yra labai aiškiai paminimos šventėmis, tokiamis kaip mergvakaris, prieš vestuves, vaikelio gimimo šventės, pati populiariausia, šitas baby shower. Tačiau kas vyksta net ir šitos paminėtos šventės, o pirmųjų mėnesinių ir menopauzės, jos dažnai lieka išvis pamirštos ir viena pati mergina ar moteris lieka šitose transformacijose, šitose pokyčiuose pati su visu bagažu kolektyviniu, nes nuomonės apie visus tos procesus, visu gal bagažo giminės, taip pat moterų, kurios vienas gali sakyti, kad valio, kaip gerai atėjo menopauzė, pagaliau baigėsi tos mėnesinės ir baigsis tie kalneliai linksmieji. Vienas sako taip, kitas sako, vau, tai yra moters galiojimo pabaiga, tai vau, tai yra, viskas, šakės, kažkas baisaus. Tai šitie abudu įsitikinimai yra klaidingi, iškart pasakau, kad nėra nei taip ir nei taip, tai yra kiekvienas etapas yra be galo svarbus tame etape, kuriame tu esi. Ir kai tu keliauji per savo santykius su savo kūnu, santykius su savo mylimuoju, šitas momentas, kame tu esi, amžiaus tarpsnis, jis taip pat turi įtakos, kame tu esi. Ar tu esi mama auginanti daug vaikų, tuo pačiu darbai, reikalai yra viena situacija. Kai tu esi perėjime iš laiko, kuomet paleisti reikia visus vaikus ir viską ir pereiti į tos moters aukso amžių vadinamą menopauzę, vėl yra kiti momentai, kitaip net veikia mūsų hormoninė sistema, mūsų kūno pokyčiai, kurie vyksta. O ką jau kalbėti apie emocijas, apie energetinę lygmenį, apie visą, kas keičiasi. Ir tai įtakoja, kaip tu bendrauji su vyru, kaip tu bendrauji su savimi, kaip tu bendrauji su aplinka. Tai grįšiu prie tų visuomeniai švenčiamų virsmų, tai tarkim santuoka ir vaikelio gimimas. Švenčiama ir minima. Tačiau kiekvienas tas virsmas, jisai atneša į tavo gyvenimą pabaigą, tai yra mirtį, tai yra kaip baigėsi etapas, kuris baigėsi. Santuokos atveju baigėsi tavo etapas, kuriame buvai laisva ir netekėjusi moteris. Su pirmu vaikeliu baigėsi etapas, kai tu buvai moteris be vaikų. Ir jeigu tai yra tavo antras, trečias vaikas, tai baigėsi etapas, kai tu buvai vieno vaiko mama, baigėsi etapas, kai tu buvai 2 vaikų mama ir atsiveria naujas etapas. Ir šitose momentuose, net tose, kuriuose švenčiami, moteris susiduria su labai nemaloniais jausmais, tai yra liūdesiu, gedulo jausmais, irzulio. Ir tikrai sutinku moterų, daug metų vedu ir būt viena iš pirmųjų praktikų, kurie atsirado, net ceremonijų, kurias vedu palydėti į santuoką. Tai yra šventė, yra tiek daug džiaugsmo, tokia puota, vis taip laukiama. Bet ką aš sutinku, aš pamatau moterų ašaras, pamatau moterų ilgesį, liūdesį ir pamatau išorinius žmonės, kurie sako, tu neverk, tu neliūdėk, taigi štai koks tavo vyras, taigi štai kaip vyksta, kaip ko tu nori. Taip,
Protui žiūrint taip atrodo, kaip tik mes einam į tai tarsi ko norim, arba vaikelio ilgai laukto gimimas, taigi tuoj, o moteriai pilna baimių, pilna nerimų, pilna liūdesio, pilna visokių neaiškių būsenų ir jausmų, kaip su tuo dalyku gyventi. O tuo metu vyksta procesas, mirties ir gimimo procesas. Ir jeigu mes eiliaujam tik per puotas ir per švenčių ir tos džiaugsmas, kad gimė vaikelis, džiaugsmas, kad po to įvyko vestuvė, kas nutinka, lieka labai daug neišreikštų tų jausmų, kurie ir kūrė tą bagažą. Ir jeigu išorėje ir dar pati savo sakai, kad ne, aš negaliu taip jaustis, nes sakau, gimsta mano vaikas, kurio taip ilgai laukiu, nes štai yra ta santuoka, kurios taip norėjau su tuo nuostabiu vyru, nes, ne, ir tokių daug paaiškinimų. O tuo pačiu visas kūnas ir viduj vyksta tokia labai daug nestabilumo ir neaiškumo. Ir iš čia po to atsiranda tiek labai žinomas, labai ryškiai, ne, po gimdymo, ne, depresijos, nes viskas totaliai pasikeitė moters gyvenimas, visiškai, kaip jinai buvo be vaikų ir kaip dabar vaikelis ant rankų. Bet visas dėmesys yra vaikelį, visi važiuoja žiūrėti vaikelio, o klausinėja apie vaikus, kaip ten jie, o kaip tu jautiesi, o kas su tavim vyksta. Taip pat ir santuokai, oi kokia bus puota, kokia suknelė, kokios gėlės, kur bus, kaip bus, ir taip toliau. O kas vyksta tavo viduje? Viduje vyksta gilus mirties procesas, kur moteris gali net gedulą jausti, ašaros riedėti, pyktis, visokiausių jausmų, nors vyksta visa tai, ko jinai nori. Tačiau visuomeniai neprimta dar apie tai nei garsiai kalbėti, nei tuo labiau išbūti tos moters būsenas. Net mergvakariuose tikrai sutinku, kad turiu atskleisti ir padaryti tą erdvę, kad palaukit, leiskit jai tekėti su visais tais jausmais, kurie yra, leiskit būti visam, nesakykit, nereikia verkt, neverk, nes ir aš verksiu, nes pažadina labai daug iš tikrųjų jausmų, kai kita moteris, ne, išreiškite savo liūdesį, praeinančio gyvenimo, ne veltui, ne mūsų pramotės raudodavo, ne, tame etape. Tai tos raudos iš tiesų ir buvo reikalingos, taip kad paraudoti, paleisti tą laiką. Tai nereiškia, kad galbūt buvo laikas, ne, ten, kai tos istorijos buvo, kad išteka už nemylimo vyro, tai tada viena situacija, bet dabar dažniausiai moteris tikrai teka už mylimo vyro, tą, kurios pačios išsirinko. Ir tas liūdesys ir tos ašaros nėra dėl to, kad jos nenori pas tą vyrą ar kažkas su tuo yra. Ne, yra dėl to, kad man liūdna, gaila ir aš gedžiu to praėjusio laiko, kur aš buvau sužadėtinė, kur aš buvau tiesiog moteris, kuri vaikščiojo į pasimatymą su savo mylimuoju arba tiesiog laisva moteris. Ir ateina naujas etapas, kurio aš dar nepažįstu, kuris man yra nežinomas ir paslaptis, nors aš jo labai laukiu, jo labai noriu ir labai linkiu savo. Ir ateina, atsidaro kažkas naujo. Ir aš aišku imu šitą pavyzdį labai vestuvės ir vaikelių gimimą, nes labai išoriškai mes tą švenčiam. Ir tai vis tiek moteryje vyksta labai daug sudėtingų dalykų, kuriuos svarbu išgirsti, pamatyti ir atliepti. Ir pačiai žinoti, kad su manim viskas yra normalu, ne kad čia išlenda kažkas, kad aš staiga nebemyliu savo vyrą. Ne, tai yra dalykai, kurie miršta tavo senoji tapatybė ir gimsta naujoji. Ir metas ją pasveikinti ir kaip per tai pereiti. O ką daryti su tom situacijom, kurios net nėra išoriškai švenčiamos, kaip jos? Tai jeigu mes menopauzės laikas arba tos subtilūs virsmai moterų, kurias jinai išgyveno pati viena ar ten su viena kita drauge, tai labai gerai, jeigu yra draugų, bet jeigu ne, tai yra be galo sunkios patirtis, kai tenka praeiti pro tą mirties ir vėl gimimo, atgimimo procesą, paleisti santuoką pasibaigusią, nes skyrybų atveju, paleisti vaikelį, kur persileidimą patyrė, paleisti, kažkokį etapą, kur turėjai galbūt profesinį labai ilgą ir tu į naują žengi, kurio irgi lauki, bet vėl ir čia veikia visi tie patys dėsniai.
ne, kai vyksta mirties procesas ir tuo pačiu vyksta gimimo, kai susimaišo gedėjimas, liūdėjimas su tuo džiaugsmu, nuojauta kažko naujo, bet tuo pačiu nepasitikėjimu, nes dar yra nauja ir visiškai nepažinta. Tai visiškai yra normalų šitie procesai. Tai nuosekliai programoje, spindinčio moteriškumo mentorystės programoje pravedu moteris ir papasakoju apie šitos etapus. Tų etapų, kurių moteriai neteko praeiti, pervedu, perlydžiu, ne, per keliones, kad neliktų užmaršty. Labai dažnai su pirmųjų mėnesinių etapu būna susiję, kai tiesiog kaip paslaptis tai nutiko ir su nieko negalėjai pasikalbėti ir atšvęsti ir pereiti to virsmo, paleisti tą liūdesį, kai noriu dar būti vaiku, bet štai prasidėjo pirmos mėnesinės, tampu moterimi. Tuo pačiu jaudulys ima, kad taip ir noriu tapti, ten noriu moterį. Ir vat tie visi momentai jie įstringa tose patirtise. Tai pirmųjų mėnesinių, santuokos, vaikų gimimuose. Tai paleidžiu per tas patirtis, kurių gal moteriai neteko patirti. Ir tose procesuose, kuriuose supažindinu, kas vyksta tavo gyvenime dabar, tame etape, kuriame esi, ir kas laukia ateityje. Ir tikrai, kai mes žinom, kas yra normalu tame etape, mes tuomet nesibaiminam ir mūsų negąsdina tie simptomai, kurie parodo apie mūsų ateinantį etapą. Taip, kai moteris žino, kad gimdymo metu vyksta sąrėmiai, suspaudžia, o tarp sąrėmio yra laikas pailsėti ir jinai ilsis, jinai visiškai kitaip į tą gimdymo procesą žiūri, ne, kad normali gimdymo ir gimimo dalis yra suspaudimas ir atsipalaidavimas, sąrėmis ir atsipalaidavimas. Ir tuo metu moteris pilnai atsipalaiduoja, pilnai išnaudoja tas pusę, tos minutės išnaudoja ir atsiilsi. Tai yra tas žinojimas, kad kas yra normalu tuo metu, kas yra ženklas ir kas ne. Ir tada duoda pasitikėjimo, net jeigu eini per tai pirmą kartą ir vienintelį. Duoda tokio stabilumo, pasitikėjimo ir tikėjimo savimi ir per tuo, kur eini. Taip pat kaip per šitos procesus gali palydėti savo draugės, ne, arba ko prašyti iš savo draugių, kokie tavo poreikiai tame tavo perėjimo etape. Taip pat duodu tau žinoti toj programoje, sudėlioju, kas yra, kokie tuo metu yra moters poreikiai, kas vyksta ir ko tu gali prašyti iš aplinkos, kokių ritualų, ceremonijų, kokie tavo poreikiai tuo metu ir ko tau reikia. Lygiai tą patį, ką gali padaryti ir dalintis po to su savo draugėmis, seserimis, savo artimomis moterimis, kuomet jos pereina. Tokia per šitos dalykus, kai mes pačios praeinam, mums atsibunda labai gilus atjautos jausmas visom moterim ir suvokimas visai kitokio lygio, nei kad eitume paviršutinišku būdu. Tai sustiprina dar labiau tą spindesį, tą atjautą, kur yra tavo kūne, tavo širdyje, per tavo patirtis, kurias tu praėjai ir per tą žinojimą, per ką tu eini, arba kai matai kitas einančias irgi tą žinojimą. Ir neįkritimą, kad ar gaila, ar negaila, guodimą ar negudimą, bet tą tokį negailėšio, bet atjautos jautimą ir įkūnijimą tose procesuose ir palaikant tiek save pačią, kuomet tu tame save randi, tiek savo artimas moteris, per kurias eini. Ir kai tą žinai, tampa daug lengviau, tai tuo dalinuosi su tavim, tuo gilyn ir giliau ir giliausiai vedu per programoje asmeninio spindinčio moteriškumo, dalinuosi nuorodą apačioje ir jeigu tau rezonuoja, skaityk ir pildyk paraišką, registruokis. Geriausi tau linkėjimai. Iki.